pasižiūrėti geriausių šalies automobilistų čempionato žydynių lenktynių, į Kačerginę žiedą nenutrūkstama srove plaukia Kauno ir apylinkių gyventojai. Apie 100 000 sporto mėgėjų susirinko į lenktynių vietą. Nenuostabu, juk tokios lenktynės mūsų Respublikoje surengtos pirmą kartą. Ir ne tik pėsčiomis, štai tik viena automašinų stovėjimo aikštė. Visasąjunginės kategorijos teisėjas draugas Gochmanas raportuoja, jog 67 lenktynių dalyviai startui pasiruošė. Sveikina Kauno vykdomojo komiteto pirmininkas draugas Lengvinas ir generolas Žiburkus. Kaip paprastai prieš startą lenktynininkus persekioja operatoriai, žurnalistai. Šiek tiek neramu prieš įtemptą kovą. Ne, bet motoras neturi apvilti. Startui pasiruošė lengviausių lenktynių mašinų vairuotojai. Motoro apimtis iki 500 kubinių centimetrų. Dėmesio! Marš! Pirmasis starto liniją perkirto Talino lenktynininkas, praėjusių metų čempionato prizininkas Gritelis, numeris 30. Na, bet prieš akis 20 ratų po 5 kilometrus 400 metrų. Ketvirtajame rate Gritelio mašina sunegaluoja. Ant kulnų lipa mašina numeriu 33, tai leningradietis Sebeikinas. Štai jis pasigauna lyderį. Ir pats išeina į priekį. Antrųjų skrieja talinietis Seleris, numeris 31. Paskutinis ratas. Nors Seleris deda visas pastangas pasivyti lyderį, bet nepasiseka. Kągi, antroji vieta taip pat garbinga. Pirmieji nugalėtojai yra į trasą išskriejo jau kita didesnių lenktynių mašinų klasė – juniorai. Jų motorai iki 1300 kubinių centimetrų. Vairuotojai turi apsukti 30 ratų, o tai sudaro 162 kilometrus. Leningradiečio sporto meistro Zinino mašina nepakluso ir pasuko į šakius. Atkreipkite dėmesį, tai lyderių grupė. 4 numeris Čyrovas Maskva, 14 Kosenkovas ir 12 Andrejevas, abu leningradiečiai. Atkovoti prarastus metrus stengiasi maskvietis sporto meistras Reviakinas. Atsargiau posūkyje. Neatkovota, o dar daugiau prarasta. Kągi, turbūt negirdėjo mūsų įspėjimo. O lyderis, praėjusių metų čempionas maskvietis sporto meistras Jurijus Čyrovas, išvystė žiedę vidutinį 111 km greitį per valandą, kerta baigmės liniją. Lenktynes pradėjo sportinių automobilių vairuotojai. Priekyje V klasės mašinos.
Tuoj pat startuoja G klasė. Praėjusių metų čempionas maskvietis Vinogradovas, mašina numeris 73, nori parsiveržti ąžuolo vainiką ir iš kačerginės žiedo. Deja, trečiame rate lyderiai keičiasi. Priekyje jau praėjusių metų lenktynių prizininkas maskvietis Vladislavas Ptuškinas, numeris 71. Štai kaip gražiai veržėsi į priekį lyderis. Ilgame 324 km kelyje susitinka abiejų klasių lyderiai Ptuškinas V klasė ir maskvietis Karlas Galyginas, numeris 81 G klasė. Puikiai paruoštos jų mašinos ir tikrai meistriškai drąsiai jas valdo nugalėtojai Vladislavas ir Karlas. Starte patys galingiausi sportiniai automobiliai A ir B klasės. Ne vieną leningradietį krovą ištiko tokį nelaimę. 60 ratų kelyje vyksta įtempta nervų ir greičio kova. Leningradietis krovas nenusimena, gedimas pašalintas ir pilnu greičiu pirmyn. A klasėje tik paskutinius ratuose pavyko atsiplėšti maskviečiui Kurbatovui, numeris 48, kurį visą laiką persekiojo meistriškai važiavęs numeris 60, Leningradietis Suchovėjus. B klasėje užtikrintai veria žiedą po žiedo praėjusių metų čempionas Leningradietis Mareikinas. Finišas! Iš trasos grįžau sveikas, galvoja Vladislavas Ptuškinas, bet čia visko gali būti. Lenktynės baigtos, motorų gaudimą pakeitė muzika, apdovanojami geriausiai. Leningradietis Sabeikinas, Estas Seileris, Leningradietis Zilinkovas, Maskvietis Čvyrovas, Leningradiečiai Kosenkovas ir Andrejevas. Nugalėtojai turi apvažiuoti dar vieną ratą. Tačiau jau nelenktyniaudami, o eilės tvarka, atsipalaidavus. Tai ne vieno lenktynininko išsvajotas ir ne kartą sapnuotas garbės ratas.